Sveiki, gyvi mėlėjai, jūsų dėmesio laida Krepšinio savaitė. Kviečiu žiūrėti. Šįkart laidą pradėsime apžvelgdami likusių 4 dar neapžvelgtų Lietuvos krepšinio lygos komandų vasaros darbus. Pradėkime šią apžvalgą nuo Šiaulių ekipos. Ją šią vasarą papildė 5 naujokai. Tai amerikietis LJ Torpas, Izraelyje rungtyniavęs gynėjas Dačonas Berkas, studijas NCAA baigęs amerikietis Antuanas Volkeris ir Slovakijos aukštaūgis Tomašas Pavelka. Taip pat į Saulės miestą atkeliavo dar vieną LKL komandą pakeitęs Karolis Giedraitis. Šiauliečiai be kito ko pasirašė sutartį su nauju vyriausiuoju treneriu. Antanas Sireika, kuris negrįš į Saulės miestą, pakeitė Nikolajus Mazurs. Jis tapo pirmuoju Šiaulių komandos treneriu iš užsienio per klubo istoriją. Permainas vyriausiojo trenerio poste atliko ir Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipa. Komandos vairas patikėtas Aurimui Jasilioniui, buvusiam Bulls komandos vyriausiojo trenerio asistentui. O dabar pakalbėkime apie žaidėjus naujokus. Jų kaip niekad gausu. Pasvalio ekipą papildė amerikietis Jordanas Watsonas. Į mažiausio BCF LKL miesto komandą atkeliavo Klaipėdos Neptūne tobulėjas Adomas Sidarevičius. Taip pat Latvis Artis Ate, legionieriai Brendonas Tebas ir Deante Johnsonas, bei lietuvis Simas Jarumbauskas, grįžtantis į Pasvalį. Mįslingai atrodo antrąjį sezoną LKL rungtyniausiančių Gargždų komandos komplektacija. Čia tikrai nerasime garsių legionierių, o komanda pasirašė sutartį su nauju vyriausiu treneriu, buvusiu Lietkabelio komandos trenerio asistentu Laimonu Eklinsku. Keletą naujokų Gargžduose galime skirti. Tai gražiais dėjimais išsiskiriantis Justas Kurmanavičius, Latvijos Estijos lygoje dominavęs aukštaūgis Malikas Topinas ir LKL debiutuosiantis lietuvis Tadas Kararinas. Kur kas įdomesnė Mažeikių M-Basket grįžtančių Lietuvos krepšinio lygą komplektacija. Praėjusį sezoną nacionalinėje lygoje antrąją vietą užėmęs M-Basket klubas sezoną pradės su Vaidu Kariniausku, Martynu Poliukėnu, Čiaunci Kolinsu, Giedriumi Stadiuliu ir Artūru Jobantu priešakyje. O visai šiai ambicingai komandai vadovaus iš krepšinio žemėlapio jau pasitraukusio Prienų klubo buvęs strategas Marius Kiltinavičius. Beje, mažeikiečiai vieni pirmųjų pradėjo pasirengimą naujojo sezono kovoms. Pasirengimo pradžioje paaiškėjo, kad vienas iš Mažeikių klubo praėjusio sezono veteranų Simas Jasaitis nusprendė dar mažiausiai metus žaisti ir perskelė į Italiją. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė baigė pasirengimo pasaulio taurei etapą Lietuvoje ir sužaidė paskutinės 2 kontrolinės rungtynes. Rugpjūčio 11 dieną lietuviai Vilniuje atnaujintoje Avia Solutions Group arenoje priėmė Prancūzijos rinktinę ir dar kartą jai pralaimėjo. Galutinis rungtynių rezultatas 76-70 paskelbė prancūzų pergalę. Lietuvos rinktinė šiose rungtynėse žaidė geriau nei rungtynėse Orlene, kurias pralaimėjo beviltiškai. Beje, tai buvo pirmosios krepšinio rungtynės ASG arenoje po rekonstrukcijos. Jas stebėjo beveik 9900 žiūrovų. Dabar keliamės į Klaipėdą. Švyturio arenoje lietuviai užbaigė pasirengimo etapą gimtinėje ir susitiko su Suomijos rinktine. Beje, atsirevanšavo. Galutinis rungtynių rezultatas 84-80 paskelbė Lietuvos rinktinės pergalę. Po šio susitikimo rinktinės strategas Kazys Maksvytis paskelbė galutinį rinktinės 12-uką, kuris dalyvaus pasaulio taurės turnyre. Jį galite matyti mūsų ekranuose. Mūsiškiams dar liko pasirengimo etapas Taivane, apie kurį pakalbėsime jau kitoje laidoje. Šiandien laidoje tiek, tad atsisveikiname su jumis iki kitos krepšinio savaitės laidos.